pozicionavo Kauno Žalgirį. Tokie čia Biručiui pakabintas kamuolys, lygiai toks pat. Jog būtent Kauno Žalgiriui maksimaliai susikaupti šį vakarą bus labai sunku, ypač susitikimo pradžioje. Bet kam tau maksimaliai kauptis, kai tu puolime turi Lauryną Birutį? Pasitaiko, kad vietos fronte ne visada maksimaliai susikaupęs ir gynyboje būna Evansas. Samneris, koks kiauras metimas. Ulanovas net rankos neiškėlė, nes turėjo laiką tą padaryti. Eigirdo Žukausko, prastas sezonas. Čia iniciatyvos įmasi Evansas, 3 taškai. Laurynas Birutis laimė kovą baudos aikštelėje ir sutikė žalgiriečiam teisę rengti dar vieną ataką. Samneris Biručiui, Birutis ramiai ir užtikrintai pelno dar. Keletą kartų atakavęs iš toli. Metęs 3, pataikęs 2. O čia ir Lauryno Biručio atsakomieji taškai, vėl išvedantys į priekį Kauno Žalgirį. Birutis nugarą į krepšį prieš Mekovulų. Reikia Bruksą leisti, suvalgys vakarienė jau dabar. Bet veido išraiška buvo visiškai šalta. Tokia ir mečiau nuo lentos, kad čia žiūrit į mane. Šmitas sudoroja minutą. Minėjau, pasyvi Žalgirio gynyba pirmajame kėlinyje. 26 praleisti taškai, iškalbingas skaičius. Rolandas Šmitas antrą kartą paeiliui iš toli nebeprametė. Keičiasi po užtvarų ginamaisiais ir Vilkų žaidėjai. Labai gražus metimas, negana to ir pražanga. Ir labai techniška verpstė ir koks technikas. Skirtumas toliau, 5 taškai. Minėtos liko su Dimša. Veržėsi Tomas ir įveikė. Dabar jau Minėto gynyba. Prie jo spėjo prišokti Arnas Beručkė. 2 prieš 2. Gražiai išpildytas 2 prieš 2 kairiajame atakos krašte. Eilė prašyti ateina Nedui Pocevičiui. Gal Kurtinaitė susigražė atsiprašyti, ar ne? Mėgsti juodą humorą, ar ne? Vrinovičius. Aukštai žemai, kai vienas aukštaugis atlieka. Yra labai pavojinga, visiškai pritariu tau. Tiesa, tokie epizodai parodo, kad tarsi ir žaisdami pusę kojos žalgiriečiai Žalgirio žaidime matėme tikrai labai nedaug. Be pagalbos, kaip gali be pagalbos Mekovulų gintis prieš Birutį, ir gynyboje. Gerai, nekaip atrodo. Mekovulų galėjo mesti iš vidutinio. Prastą sprendimą priima. Kiek reabilituojasi gynyboje. Vidurio puolėjas. Tačiau negavę 2, Wolves gauna 3 šios atakos metu. Samnerio perdavimas Biručiui. Birutis suranda Breidį Meneką. Pagavimas, metimas tinklelio dugnas. 53. Pirmąjį savo tritaškį jis metė ką tik tai ir jį pataikė. Apskritai tai 4. pataikytas Žalgirio tritaškis iš 13 bandymų. Evansas užvaldo perimtą kamuolį ir greitame puolime pelno 2 taškus. Klysta Tarmanas. Žalgirio greita kontrataka. Ulė atgal, Dimša turi laiko prisitaikyti ir 3 taškai. Ilga Žalgirio pozicinė ataka. Geisas kaip paskraidina Mekovulų ir pelno taškus. Kartais ir persistengia Jeffrey Tayloras. Kartais per daug žaidžia vienas. Šmitas laisvas. Mekovulų maišosi, Tarmanas veržėsi. Mekovulų dar atsiveda savo žmogų. Geisas kartoja kamuolį. Vyksta išsaugoti kamuolį žalgiriečių. Mulanovas iki galo ir... Vėl atakuojamas Menekas ir puikiai apsigynė, atima kamuolį. Čia Eigirdo Žukausko fronte. Žalgiris dar pirmauja ir kontroliuoja kamuolį. Onovas prieš Taylorą, prieš gynybos sąsą. Į aikštę, tiksliau Andrėja Trinkierį, į aikštę išleido visus 12 žaidėjų, Kevarijusas, Eisas. Ulanovas vėl atakoja Taylorą. Kovulų pagalba. Ir Heiso pusiau dėjimas.